norėtumėm atidaryti stovyklą, susipažinsit su universitetu, kur jūs įstojat, ką studijuosit, sužinosit viską plačiau. Pirmakursis stovykla, kaip jautiesi, kokios emocijos? Laimingas, viskas smagu, jau susiradau pakankamai daug draugų. Su vaikinais jau visais susipažinau. Tik liko su merginom susipažinti savo. Labai gerai nuteikė, nereikėjo net atvažiuoti į stovyklą, jau buvom laimingi ir pilni įspūdžių, kad mus pasitiks labai geri žmonės, labai draugiški žmonės. Šiandien fuksai yra supažindinami su Šiaulių universitetu, su tai, kas vyksta studentų atstovybėje, su savo teisėmis bei pareigomis. Rytojus dieną atvažiuos daug jaunimo organizacijų, pristatys savo veiklas, supažindins su fuksus, su jų galimybėmis Šiaulių mieste. Na ir trečią dieną, žinoma, bus jų pačių pristatymai iš tų veiklų, kurias jie nuveiks čia ir kurias mes jiem paruošėm. Ar jau išsirinkot, ko labiausiai laukiat? Viskas įdomu turbūt. Ko gero iš gyvenimo žaidimo, nes jis truks ilgiausiai iš visų užsiėmimų. Buvo pasakyta, kad pasiimti drabužius, kuriuos reikės turbūt mesti lauk, tai tikiuosi bus panaudoti taip, kad jos reikės mesti lauk. Neseniai buvo informacinis renginys, kuriame buvo rektorius ir jo komanda. Sužinojau daug vertingos informacijos. O kuprinė ant tavo pečių iš kur? Už aktyvumą rektoriaus pristatyme buvau aktyvus ir atsakiau į klausimus duodamus. Ką pirmakursiui duoda stovykla? Kodėl jinai yra prasminga, naudinga ir reikalinga? Pačiam man kaip pirmakursiui tai davė labai daug, dėl to, kad aš susipažinau su labai daug naujų įdomių žmonių, kurie iš esmės mane pastumėjo tolimesnį veiklą į universitete.